Pasaulis pilnas neįtikėtinai keistų vietų, o kai kurios iš jų apsuptos vandens. Nuo salų, kurias valdo katės, iki tokių, kurios šiurpina jau daugelį metų. Šiandienos epizode neįprasčiausios salos Žemėje. Visai netoli Neapolio krantų stūkso nedidelė, bet itin graži Gajolos sala. Nors joje stovi vila, šiandien sala yra apleista, daugiausiai dėl to, jog žmonės galvoja, kad ji prakeikta. Ši maža sala yra sudaryta iš 2 uolų, per kurią eina tiltas. Joje žmonės gyveno dar romėnų laikais, tačiau šiurpioji jos istorija prasideda XIX amžiuje. Sakoma, kad saloje tuomet gyveno atsiskyrėlis pravarde Il Mago, iš italų kalbos burtininkas. Jis iš salos vieną dieną paslaptingai dingo be pėdsakų, jo daugiau niekas nebematė. 1874 salą įsigijo turtingas verslininkas Luigi Di Negri. Šis pastatė ant jos vilą, tačiau netrukus vyras netikėtai bankrutavo. 1911 salą ketino įsigyti kapitonas Gasparas Albenga. Jūrininkai pasakodavo, kad jis atplaukė į ją laivu, tačiau užplaukęs ant uolų sudužo ir nuskendo. Kitas Gajolos salos savininkas buvo šveicarų verslininkas Hansas Braunas. Salos viloje jis po kiek laiko buvo nužudytas, o jo kūnas rastas suvyniotas į kilimą. Po jo salą įsigijo Otas Grunbekas, kuris atvykęs aplankyti salą mirė nuo širdies smūgio. Vėliau salą įsigijo farmacijos srityje dirbęs šveicarų verslininkas Mauricijus Ivesas Sandosas. Jis susirgo psichikos liga ir nusižudė psichiatrinėje ligoninėje 1958. Kitas savininkas, vokiečių baronas Karlas Paulius Langheimas, bankrutavo ir pardavė salą labiausiai žinomam jos savininkui, Gianniui Agneliui, kompanijos Fiat savininkui. Po jos įsigijimo pastarojo šeimoje prasidėjo tragiškos šeimos narių mirtys. Po jo sala priklausė Johnui Pauliui Getty, kurio vyriausias sūnus nusižudė, jaunėlis Timotis mirė nuo smegenų auglio būdamas vos 12 metų, o anūkas buvo pagrobtas. Paskutinis savininkas Gian Pascalis Graponė atsidūrė kalėjime dėl neapmokėtų skolų. Šiuo metu sala priklauso Italijos Kampanijos regionui, kurie plano salai šiuo metu neturi ir ji yra apleista. Galbūt visos šios istorijos tėra sutapimas, bet vis vien tai šiek tiek gąsdina. Viena populiariausių Japonijos salų yra Aošima. Tai viena iš daugelio vadinamųjų kačių salų, tačiau ši bene yra pati įdomiausia bei didžiausia. Kadaise čia buvo nemažas žvejų kaimelis, tačiau salos gyventojų skaičius laikui bėgant ženkliai sumažėjo. Dauguma jų persikėlė gyventi į Japonijos žemyninę dalį. 1960-aisiais saloje gyveno beveik 700 žmonių, o šiandien belikę tik keli nuolatiniai gyventojai, kurie už japonų suaukotus pinigus rūpinasi pusiau laukinėmis salos katėmis, kurių čia karaliauja šimtai. Jų tiek daug ir jos taip sparčiai dauginasi, kad čia buvo pradėta vykdyti kačių sterilizacijos programa. Saloje praktiškai neįmanoma kur nors pažvelgus neišvysti kačių. Jos visur, tingiai šildosi ant slenksčių, drybso po medžiais ar ant prieplaukos, kur smalsiai pasitinka atvykėlius. Katės čia buvo atvežtos dar žuvininkystės laikais, kad išgaudytų salos ir laivų žiurkes, tačiau žmonės išvyko, o katės pasiliko. 20-ajame amžiuje ši sala Meksike priklausė atsiskyrėliui Don Julienui Santanai Barerai, kuris turėjo keistą užsiėmimą, visoje saloje kabino lėles. Pasak legendos, kartą Barera upėje pamatė skęstančią mergaitę, tačiau nesugebėjo jos išgelbėti. Kitą dieną jis iš vandens ištraukė lėlę ir manydamas, kad ji priklausė mergaitei, pakabino ją jos atminimui. Kai kuriuose istorijos versijose pasakojama, kad kitą dieną upe atplaukė dar viena lėlė, o vyras pakabino ir ją. Pasakojama, kad nuo to laiko jis nenustojo rinkti lėlių ir kabinti jų visoje saloje. Sakoma, kad sala tapo apsėsta mergaitės dvasios. Bareros mirtis taip pat apipinta legendomis. 2001-aisiais, kai ją lankė sūnėnas, Barera šiam papasakojo, kad jis vis girdi, kaip jį šaukė undinės. Kitą dieną lėlių salos savininkas buvo rastas negyvas, veidų žemyn vandenyje, toje pačioje vietoje, kur, kaip manoma, kadaise buvo aptikęs skenduolės kūną. Po Bareros mirties jo šeima nusprendė atverti salą lankytojams.
Lėlių sala dabar yra tapusi tamsiojo turizmo traukos centru. Nors veikiausiai didelė šios istorijos dalis yra pramanas ir legenda, lankytojai čia pasakoja girdintys, kaip lėlės šnabždasi, o kai kurios netgi neva juda. Nors geografiškai šios vietovės techniškai nėra tikros salos, nes jos plūduriuoja ir plaukioja, Titikakos ežero salos yra vienas keisčiausių Peru lankytinų objektų. Ant šių salų gyvena vietiniai Uros genties žmonės. Jos pagamintos iš supintų totoros nendrių, kurios sudaro didelės salą primenančios platformas. Kai kurios šių platformų dydžiu prilygsta pusiai futbolo aikštės. Salelių storis siekia 3-4 metrus, o jos tarpusavyje ir su ežero dugnu sujungtos ilgomis virvėmis. Jos puikiai atlaiko ne tik žmonės, bet ir jų pastatus. Iki galo neaišku, kada ir kodėl Uros gentis apsigyveno Titikakos ežero viduryje. Tačiau antropologai mano, kad migruodami iš Amazonės regiono į dabartinį pietinį Peru, nesutarę su kitomis gentimis ir negalėdami rasti žemės, kurią galėtų vadinti sava, gentis nusprendė kurti plaukiojančius miestus šaltuose ežero vandenyse. Ten jie nieko netrukdomi ir nepaliesti gyveno šimtmečiais. Iki 1986 metų Uros genties gyventojai gyveno maždaug už 15 km nuo kranto. Tačiau tąmet milžiniška audra sunaikino daugelį salų ir privertė gyventojus su visomis salomis persikelti arčiau sausumos. Nepaisant to, šiandien čia gyvena apie 1200 Uros genties gyventojų, kurie išsiskirstė per 60 plūduriuojančių salų. Maždaug 15 km į pietvakarius nuo Nagasakio stūksanti Hašimo sala kadaise buvo laikoma tankiausiai apgyvendinta vieta pasaulyje, su net 835 žmonėmis hektare, tačiau šiandien tai visiškai apleista sala rytų Kinijos jūroje. Japonai pradėjo plėtoti Hašimą po to, kai po sala ir aplinkiniuose jūros dugnuose buvo atrasta anglies. 1887 metais Fukahori šeima įrengė pirmąją kasyklą, tačiau vėliau salą už 100 000 jenų pardavė bendrovei Mitsubishi. Įmonė naudojo kasybos atliekas, kad išplėstų salos plotą. Išplėtus teritoriją buvo pastatyti gyvenamieji būstai angliakasiams, tačiau jie buvo siauri ir primityvūs. Antrojo pasaulinio karo metu didėjant anglies paklausai į salą kasybos darbams priverstinai buvo atvežti kinų ir korėjiečių darbininkai. 1959 metais Hašimos gyventojų skaičius pasiekė aukščiausią tašką – 5259 žmonės. Nors sala buvo mažytė, joje veikė mokyklos, vaikų žaidimo aikštelė, sporto salė, žaidimų kambariai, kino teatras, barai, restoranai, 25 įvairios parduotuvės, ligoninė, kirpykla, budistų šventykla, šintoistų šventovė ir žinoma svarbiausia įstaiga – viešnamis. Salos nuosmukis prasidėjo 1960-aisiais, kai nafta ėmė keisti anglį kaip pagrindinį Japonijos energijos šaltinį. Galiausiai 74 balandį kasykla buvo uždaryta. Nors nuo to laiko saloje niekas nebegyvena, jos griūvantys pastatai vis dar stovi, kaip nejaukus priminimas apie buvusią kasybos šlovę. Daug žmonių mano, kad Poveglija yra viena labiausiai apsėstų vietų pasaulyje. Sala pirmą kartą buvo apgyvendinta dar 421 metais, kai į ją persikėlė nuo okupantų bėgantys žmonės iš žemyninės Italijos. Bėgant amžiams salos likimas tapo vis tamsesnis. Čia plito juodligė ir maras, kuris masiškai glemždavosi salos gyventojų gyvybės. O per 14 amžiaus pandemiją, nuo kurios mirė trečdalis Europos, į Povegliją iš Italijos būdavo masiškai gabenami užsikrėtusieji, taip salą paverčiant į karantino zoną. Daugelis čia mirdavo, o jų kūnai buvo deginami milžiniškose laužavietėse. 17 amžiuje, kai į Veneciją sugrįžo juodoji mirtis, Poveglija vėl tapo ligonių ir mirusiųjų išgabenimo vieta. Tačiau šiurpi salos istorija čia nesibaigė. 19 amžiaus pabaigoje saloje buvo įkurta psichiatrijos ligoninė. Pasakojama, kad vienas gydytojas čia su pacientais vykdė keistus eksperimentus. 1930-aisiais kamuojamas kaltės ar beprotybės, tasai daktaras nušoko nuo ligoninės varpinės bokšto ir užsimušė. Paskutinė įstaiga veikusi senosios ligoninės pastatuose buvo slaugos namai, kuriuos uždarė 75 metais.
Nuo to laiko sala liko visiškai apleista. Čia atvykę smalsuoliai teigia vis dar girdintis varpo dūžius, nors pats varpas buvo pašalintas prieš kelis dešimtmečius. Roso sala tai mažiausia sala Indijos pakrantės salyne. XIX amžiuje, kai Britai buvo okupavę ir kolonizavę Indiją, visoje šalyje būrėsi maištininkų grupės. Norėdami nubausti tuos, kurie priešinosi valdžiai, Britų kolonizatoriai pradėjo naudoti Roso salą kaip kalėjimą. Čia buvo plukdomi tūkstančiai kalinių. Mažos salelės dydis ir geografinė padėtis užtikrino apsaugą nuo išorinių atakų ir pabėgimų iš jos. Todėl tai buvo puikia vieta įrengti tokio tipo kalėjimą. Roso saloje kaliniai buvo verčiami dirbti karštuose ir drėgnose džiunglėse, kur valė teritorijas ir statė prabangius dvarus, bažnyčias bei verandas Britų elitui. Kol kolonizatoriai gyveno patogiai ir prabangiai, kaliniai kęsdavo vargą, daugelis mirdavo nuo maliarijos, choleros ar dizenterijos. Negana to, Britai su kaliniais vykdė medicininius eksperimentus ir vaistų bandymus. Roso salos siaubai tęsėsi iki 1937 metų, kai kalėjimas buvo uždarytas. Tačiau salą ir toliau lydėjo tragedijos. 1941 metais salą sukrėtė stiprus žemės drebėjimas, kuris nusinešė daugiau nei 3000 čia įsikūrusių žmonių gyvybės. Netrukus po to per Antrąjį pasaulinį karą salą užėmė japonai. Čia statė bunkerius ir sandėliavo ginkluotę. 1945 metais Indija salą atgavo, tačiau nuo to laiko ji liko visiškai apleista. Gamta pamažu visus išlikusius statinius pasiglemžė ir šiandien čia stovi tik apgriuvę ir žaluma apaugę pastatų griuvėsiai, kurie vis dar liudija praeities siaubus. Šiandien tiek. Viliuosi, jog jums patiko. Jei taip, paspauskite patinka mygtuką. Norėjau padėkoti savo kontribi rėmėjams, kurių nors ir nėra daug, bet kanalui tai tikrai labai naudinga. Iki kito karto.